Sveiki, malonu Jūs pasveikinti antrojoje ekonomikos studijų pamokoje. Aš esu Giedrius Kadziauskas ir būsiu šios antrosios temos lektorius. Antrojoje pamokoje mes suprasime, kaip veikia žmogus. Ir man atrodo, tai yra viena iš svarbiausių temų šiame kurse. Viena vertus, daugumą pagrindinių teiginių jūs jau kažkur girdėjote. Daug jų ateina tiesiog iš sveiko proto. Apie tai, kad pasaulis keičiasi, o ateitis nėra žinoma mums, žmonės skirtingi ir siekia savo naudos, jie yra girdėti. Tačiau ekonomikos mokslas susistemina kai kurias žinias ir parodo, kodėl svarbu ekonomistui apie tai pagalvoti. Tai leidžia iš naujo pažvelgti į pasaulį aplink. Kaip verslas žino, ką gaminti? Kodėl jūs negalite pasielgti prieš savo norus? Nauda nėra tik materiali, ekonomika neapsiriboja materialiais dalykais. Antra, šios pamokos mintis padeda pagrindus nagrinėjant kitas ekonomikos temas. Kaip susidaro kaina, kas yra palūkanos, kodėl valdžia imasi reguliuoti žmonių ekonominę veiklą. Galbūt jums pasirodys, jog teiginiai, kuriuos pristatome kaip ekonomikos pagrindus, yra žinomi ir įprasti. Tačiau labai svarbu, kokias išvadas ir pasekmes turi tai, kaip pripažįstame, jog šie žmogaus veiklos apibūdinimai yra teisingi ir kokias išvadas darome apie mus supantį pasaulį. Šiai temai geriau suprasti pateikėme jums tokią užduotį. Šios paskaitos tikslas – atpažinti ir suprasti kai kurio žmogaus veikimo dėsningumus. Pirma, žmogus veikia žinodamas, kad laikas bėga ir pasaulis keičiasi. Antra, žmogus nežino, kaip pasaulis pasikeis ir gyvena tam tikroj nežinomybėje. Trečia, žmogus veikia norėdamas sumažinti nepasitenkinimą šiandien ir veikia tikslingai. Ketvirta, žmonės yra skirtingi, todėl nori ir gali skirtingus dalykus. Penkta, žmonės veikdami siekia naudos ir pasitenkinimo. Šešta, ribinio naudingumo dėsnis sakantis, kad papildomas gerybės vienetas tenkina vis mažiau svarbų poreikį, todėl teikia mažiau pasitenkinimo. Ir kiti mūsų tekste sudėlioti dėsningumai. Turėdami šiuos dėsningumus galvoje, mes prašome jums surasti, nufotografuoti 3 nuotraukas ar paveikslėlius, o galite jas ir patys nufotografuoti. Paveikslėlis turi atskleisti, kiekvienas paveikslėlis turi atskleisti vieną iš šioje temoje aptartų dėsnių. 3 dėsniai, 3 paveikslėliai. Pagalvokite, kokį pavyzdį jūs norėtumėte pateikti, kai kam nors aiškinote kokį nors dėsnį. Galbūt tą pavyzdį galima nufotografuoti. Pagalvokite apie kasdienės situacijas. Namie, parduotuvėje, mokykloje. Ten tikrai veikia šie ekonomikos dėsniai. Nufotografuokite ar raskite paveikslėlį internete. Dažnai sakoma, kad geras paveikslėlis ar nuotrauka gali pasakyti daugiau nei 1000 žodžių. Prie kiekvieno paveikslėlio prašome pateikti 1 arba 3, iki 3 sakinių apibūdinančių, kokį dėsnį šis paveikslėlis atskleidžia ir kodėl jūs jį pasirinkote. Linkiu jums sėkmės. Būtinai klauskite, jeigu reikės mano pagalbos, paaiškinimo ar patarimo. Iki susitikimų. Linkiu mums sėkmės šitoje ekonomikos pamokoje.